kelti į 1392 metus, kai Nimajui buvo 6 metai, į Navadvipą, į Džaganatą Mišros namus, netoliese. Taigi, pirmoji scena. Kur Nimajus mažas? Nimajau, laikas valgyti. Taip. Ką tu darai? Kodėl valgai žemės, juk daviau tau valgyti maisto? Kodėl tu pyks ant manęs? Juk pati davai man valgyti žemių. Juk ryžiai, saldumynai ir visas kitas maistas yra ne kas kita kaip žemės transformacija. Šitas kūnas. Ir čia žemė, ir čia žemė. Pagalvok, koks skirtumas tarp šių dalykų. Šitas kūnas irgi yra žemės transformacija. O maistas irgi yra žemės transformacija. Tu mane kaltinime priežasties. Kas tave išmokė tokios filosofijos, gal tokie majavadžiai? Jeigu valgysi grūdus, kurie yra transformavusi žemę, būsi sveikas ir stiprus. O jeigu valgysi žemės, numirsi ir susirgsi. Vandens indą, kuris yra transformavusi žemę, man labai lengva atnešti vandens. Bet jeigu jį išpilsiu ant žemės, jis sugersi purvą ir mano darbas nueis šunį ant uodegos. Kodėl tu man anksčiau niekados to nepasakojai ir nemokei manęs tokios praktikos filosofijos? Dabar, kai ją supratau, daugiau nebevalgysiu žemę. Kai būsiu alkanas, gersiu tavo pieną. Kai kurie klauso. Specialiai efektai, nekreipkit dėmesį, gamrai įsilieja. Jo. Nejuokinga. Štai aš ir Navadvipoje. Kaip čia gražu? Mielas Brahmanai, kaip malonu, kad tu užsukai pas mus. Netikėtas svečias yra tarytum pas viešpas Narajaną. Aš esu Džaganata Mišra, o čia yra mano žmona Šačimata, o čia mūsų sūnus jauniausias Koks Nimajus. nuostabus vaikas. Sėskis, prašom, pailsėkit. Kur tu keliauji? Kur tavo namai? Aš negyvenu vienoje vietoje, o Džaganata Mišra. Mano protas labai neramus, todėl aš keliauju ten, kur veda mano širdis. Pasauliui labai pasisekė, kad yra tokių žmonių kaip tu. Ir mums taip pat pasisekė. Šačimata, gal paruošk, gal svečias pagamins prasadą pas mus. Gerai, daryk kaip išmanai, Džaganata Mišra, aš padarysiu. Apsireikščiau šiam brahmanui. Vaje, šis vaikas valgo maistą, kurį aš aukojau viešpačiui. Kas čia dabar yra? Tu esi visų. Džaganata Mišra, sustok! Tu esi gerbiamas, išmintingas žmogus. Ką laimėsi mušdamas šitą vaiką? Gali bausti tą, kuris supranta, kas yra gerai, kas yra teisinga, kas neteisinga. Sekė visus brahmanus Navadvipoj.
Bet negali jo nubausti, jis nesupranta nieko. Džeganata, Miša, jeigu tu jį bausi, jeigu tu jį lupsi, aš tave prakeiksiu. Neliūdėk, Miša, neliūdėk. Iš tikrųjų viskas vyksta viešpaties valia, viešpats viską žino. Nelemta man šiandieną valgyti. Atneš man vaisių, šakniavaisių, aš pavalgysiu, šiandieną man bus to gana. Garbus brahmane, mūsų namuose yra visko. Gal tu antrą kartą pagaminsi? Na gerai, jeigu jūs pageidaujate, aš pagaminsiu dar kartą. Čia man. Gyriai, visus senus, taigi ką jis išdarys? Ką jis sakys? Juk neįmanoma, kas čia per vaikas, pas kitus yra normalus vaikai, o čia kas? Visiškai išmanomus skausmas toks mums. Vaja, jis vėl tą patį daro. Žiūrėkit, jis nenorima vaikas, jis nežada. Miša, nustok persikėti šitą vaiką, tai ne jo kaltė. Viskas, kas turi vykti, tas ir įvyks. Viskas vyksta viešpatės valia. Matyt, šiandieną man nelemta valgyti viešpačių paukoto maisto. Prašau. Nusiramink, nepyk. Nepyk ant šito vaiko. Kas šitas nuostabus berniukas? Kieno jisai sūnus? Aš esu vyriausias Džaganatos Mišos sūnaus Višvarūpa. Visiems į kieno užsuka toks svečias kaip jūs, labai pasisekė. Aš esu laimingas, kad jūs aplankėte mus, bet kartu nelaimingas, kad jūs turite badauti. Tų namų, kur negauni pavalgyti, laukia nelaimės. Neliūdėk, Višvarūpa. Aš gyvenu miške ir aš retai gaunu pavalgyti ryžių. Aš dažniausiai maitinuosi vaisiais, šakniavaisiais. Atneš, ką turite savo namuose ir man šiandieną to pakaks. O šventasis žmogau, jeigu dar turi jėgų, prašau pagamink dar kartą ir paukok viešpačiui Krišnui. Tai panaikinsi visas mano šeimos nelaimės ir mes pajusime laimę. Bet aš jau gaminu šiandieną 2 kartus, bet Krišna neleido man pavalgyti. Tai reiškia, kad aš šiandieną neturėčiau valgyti. Ką laimėsiu, jeigu aš priešinsiuos viešpatės valiai ir gaminsiu dar kartą? Prašau, pagamink dar kartą ir patenkink mus. Na gerai, tavo prašymas mane sujaudina. Laikyk stipriai jį už rankų, kad jisai visiškai nepanėtų. Vaja, Džaganata! Jisai vėl šičia nori valgyti mano maistą, Džaganata! Niekas man nepadeda. Tu mane šauki, kartodamas mantą. Ir aš atėjau. Tu visada norėjai mane pamatyti. Na štai, aš įrodausi tau. Tai kodėl dabar mane kaltini? Prieš tai aš buvau moteros Jašodos sūnus. Ir tada tu atėjai į Nanda Maharadžo namus. Tada ir aš tave taip pat suerzinau. Man labai patinka tavo atsidambimas. Todėl aš ir valgau tai, ką tu paruoši. O mano viešpatė, tu toks maloningas. Mano viešpatė. Prašau, niekam man apie tai nesakyk ir nepasakok. Jeigu kam nors apie tai pasakysi, aš tave sunaikinsiu. Šio nuteikimo brahmanas apsigyveno Pirmoje ir kiekvieną dieną eidavo aplankyti mažojo Nimajaus.